Sveiki visi, čia Videoman Karlo. Šiandien papasakosiu savo kanalo istoriją. Viskas prasidėjo nuo to, kad labai lošiau Minecraft ir sumaniau pafilmuoti, kaip statau namą. Nufilmavęs video įkėliau į savo vardo akauntą. Peržiūrų nebuvo, tada nieko nebekėliau. Po to vėl grįžo noras filmuoti video. Mano kanalo idėja buvo kelti vien Minecraft video. Savo kanalą sugalvojau pavadinimą Videoman, tačiau nemokėjau sukurti pavadinimą vienu žodžiu, todėl teko pridėti dar vieną. Kadangi Minecraft default skinas vadinamas Steve, tai šį žodį ir pridėjau. Taip startavo Videoman Steve. Pradžiai kėliau Minecraft video, tačiau po kiek laiko ėmiau kelti ir kitokius video. Tada filmavau nekomentuodamas. Kol vieną dieną mano nuotaika buvo bloga ir kanalui nesisekė, aš ištryniau visus video. Po kiek laiko atgaivinau kanalą ir vėl pradėjau kelti video. Pradėjau nuo Battlefield 2 be komentarų. Po to ėmiau lošti Minecraft Good Play serverį Skywars žaidimą ir man labai patiko Trollface skinas. Tada neturėjau legalaus Minecraft, tai teko ieškoti kokio niko su Trollface skinu ir taip radau Karlo 002. Ir gal lošiau su šiuo skinu ir nusprendžiau pakeisti žodį Steve į Karlo 002. Taip gimė Videoman Karlo 002. Kanalo reputacija ėmė kilti tada, kai pradėjau kurti AMVs, anime music video. Tada ėmiau gauti subscriberių ir iš žaidimų, ir iš klipų. Pagrindė iš klipų. Taigi ilgą laiką lošiau su Karlo 002 niku, kol nusipirkau legalų Minecraft ir ten mano nikas buvo Videoman Karlo. Jos skiną padariau iš dviejų mėgstamiausių dalykų. Trollface pagrindas iš Karlo 002 ir iš Naruto grupuotės pasivadinusios Akatsuki apsijaustas. Mano kanalas ilgą laiką turėjo vos 9 subscriberis, tačiau dabar mes pasiekėm 2000 ir noriu jums padėkoti. Taigi, čia buvo Videoman Karlo, tikiuosi jums pasidarė aišku, kodėl taip vadinas mano kanalas ir susitiksim kitam video. Bye, peace out.